Sveiki visi. Taigi, pravažiuosime maršrutą, yra šiokių tokių pasikeitimų mieste, tai ilgai nelaukdami ir pradėsime. Tai pajudėdami, pasitikinam, ar galime jau judėti, kad rankinis būtų atleistas ir išvažiuosime į dešinę. Taigi, įsitikinam, kiek automobilių turim, ar pėsčiųjų nebus. Dar vienas automobilis atvažiuoja, bet jis antrojo juostoj, kitas automobilis į antrą juostą, šaligatvis pravažiuotas ir galime išvažiuoti. Na va, ir iškart įvažiavę į juostą, pradedame bėgėtis. Pėsčiųjų nėra. Ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Šviesoforas baiginėjasi ir matom, kad pavyks sustoti tvarkingai. Tai reiškia, tokiu atveju net neberizikuojame ir nebevažiuojame. Nes kitu atveju gausis, kad mes važiuosime per draudžiamą. Jeigu jau sustoti, matom, kad tektų pradėjus mirksėti staigiai stabdyti, tai reiškia, mes jau nespėsim sustoti tvarkingai, tai tokiu atveju galim ir pabaigti. Bet jeigu pradėjus mirksėti šviesoforui, mes matom, kad sustoti pavyks tvarkingai, tai net minčių neturėtų būti, kad dar planuosim važiuoti. Tai reiškia ir stojam. Ir dabar matau šone mirkčioja žalias, užsidegė geltonas, raudonas, tai reiškia galiu pradėti pamažu ruoštis ir kol visus darbus atsilieku, turiu žalią ir kartu su visais, realiai vienas iš pirmųjų jau galiu netgi pajudėti. Neskubėjau bėgėtis, todėl kad mačiau, jog yra pėsčiųjų ir kiti daro klaidą, kad tik pradeda judėti, bėgėjasi, pradeda sukti ir pamato, kad yra pėsčių ir tenka staigiai stabdyti, nors jau būna įsibėgėję. Tai būna dažniausia klaida, kad tiesiog neįvertina, kas vyks prieki. Pėsčiųjų kaip ir neturiu, galiu vėlgi bėgėtis. Ir iki 40 tik tais galiu. Ir dabar ties sankryžą galėsiu daugiau, jeigu galimybės leis, perėjęs, aišku, iš karto nusižiūriu iš anksčiau ir galiu važiuoti šiek tiek drąsiau, nes vietos pakanka. Ir kaip matėt, atsidarė duris, tai teko šiek tiek prisistabdyti. Pėsčiųjų perėjos tuščios ir prie šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje suksiu į kairę. Tai iškart pasižiūriu, kuri juosta į kairę pagal ženklus, pas šitą, įsijungiu posūkį. Iš priekio, dabar jau matot, būtų tekę staigiai stabdyti, kai pradėjom mirksėti. Tai va tokiu atveju aš jau nebestabdžiau ir aišku užbaigiau savo manevrą. Tai sankryžą pravažiavau mirksint žaliam. Ir dabar esu įvažiavęs į vienpusę eismą. Ir kol kas važiuosiu tiesiai, o reguliuojamoje sankryžoje suksiu į dešinę. Tai reikės pasižiūrėti, kuri juosta į dešinę ir kur man atsidurti. Karts nuo karto, aišku, stebiu ir galą, jeigu reikėtų staigiai manevruoti, kad žinoti, kas vyksta už galo. Na va, ir dabar man vietos liks, posūkį anksti nerodau, nes yra įvažiavimą ir kai jau įvažiavimą pravažiuoju, tada parodau posūkį. Pagal reikalavimus turiu sustoti, bet turiu papildomą lentelę ir judu ir kadangi keičia šviesoforai, pasileido eiti ir pėstieji. Tai visuomet reikia stebėti, koks šviesoforas dega, kad nesvarbu, kada pradėjau, bet eigoj viskas pasikeitė ir tos pėsčiuosius jau teko prasileisti. Na ir dabar važiuoju Gedimino gatve link Jurbarko naujos žiedinės sankryžos. Tai link vadinamų senukų ir pėstysis dar buvo toli, praleisti nereikėjo, nes 4 juostos. Tai va dabar šita sankryža yra rekonstruojama, bus šviesoforo signalai ir čia automatiškai parvažiuos aplinkelio automobiliai iš šitos pusės ir sankryža bus pati reguliuojama su atskirom juostom. Tai dar kol kas darbai nėra baigti. Dabar greitis, kaip mato, 30 dėl remonto. Ir čia šitoj vietoj viena juosta mums lieka.
O čia bus viadukas aplinkelio, kuris tęs toliau kelionę į tremtinių kelią palei geležinkelio bėgiais. Na ir dabar iki sankryžos 30 greitis. Ir va šitoj vietoje jau galiu drąsiau. Autobusas nesiruošia įvažiuoti, nes kitu atveju, jeigu jis ruoštųsi įvažinėti, tektų mums jį įleisti. Ir dabar prieki ta bus vadinama turbo žiedinė sankryža, tai reikės iš anksto pasirinkti juostą, kur planuojam važiuoti. Tai man reikėtų važiuoti į Jurbarko pusę, tai bus antras išvažiavimas. Tai kaip matau, pirmas išvažiavimas, pirma juosta į pirmą išvažiavimą, tai man reikalinga visiškai kita juosta, kadangi pagal ženklų nurodymus aš galiu išvažiuoti tik šitą juostą važiuodamas į Jurbarko pusę. Tai automobilių neturiu ir iškart įlendu tarp bordiuriukų ir aplink važiuodamas išvažiuoju savo juostą. Ir kaip matot, niekur kitur jau aš išvažiuoti negalėsiu, teks tik šitą kryptim. Ir toliau man reikalinga važiuoti tiesiai, tai įsitikinu, ar nieko nėra ir persirikiuoju, kadangi pirmoji juosta nusuka į dešinę. Ir dabar sankryžoj apsisuksiu. Tai visi mėgsta apsisukti čia labai anksti, nors iš tikrųjų reikėtų įvažiuoti į sankryžą iki vidurio panašiai. Ir tuomet visą vairą apsisukau ir va, greitis 30. Įsitikinu, ar nieko nėra. Ir dabar vėlgi, kaip matom, jau iš šitos pusės mes vidurinę juostą, antrą juostą išvažiuosim į antrą išvažiavimą, o pirmą juostą važiuodami galim į pirmą arba į antrą. Tai viskas priklauso, kur mums reikia, bet tiesiog galim rinktis kraštinę juostą. Ir aišku, kraštinė juosta užimta šiuo atveju, tai mes bandom važiuoti toliau. Žiedinė sankryža, tai į antrą įvažiavimą. Tai jau lygiai taip kaip pirmais. Ir aplink važiuodamas, kaip matote, iš šitos juostos aš jau išvažinėjau lauk ir lieku šitoje juostoje. O toliau, jeigu nėra kliūčių, aš grįžtu tiesiog prie dešiniojo krašto. Dabar sankryžoj apsisuksiu. Tai man reikalinga antra juosta ir matau, kad važiuoja automobilis. Tai šiek tiek prisistabdau, jį prasileidžiu, kad spėčiau persirikiuoti iki sankryžos. Na, ir dabar daugiau nieko neturiu. Įsijungiu antrą pavarą, iš priekio automobilių nėra. Ir aišku, dabar vairuotojai taip negražiai neturėtų daryti, nes aš esu pagrindiniam kely ir jie turėtų mane praleisti. Ir mokiniams dažnai būna taip, kad jie žino, jog yra pagrindiniam kely, jie daro savo veiksmus, bet netkreipia dėmesio į pavojus. Tai šiuo atveju teko mums pasisaugoti, nors realiai mes galėjom suktis ir įvyktų eismo įvykis, tai tie vairuotojai, kurie iš šalutinio kelio įvažiavo, jie aišku būtų kalti. Bet mes reaguodami į pavojus prisistabdėm, praleidom ir toliau nuvažiavom savo reikalais. Tai va, dabar mums reikės į antrą išvažiavimą. Tai vėlgi renkamės vidurinę juostą antrąją. Ir neskubėdami įsivažiuosim, vieną automobilį turim.
kitas yra gana toli ir gražiai vat įlendam ir šitą juostą jau važiuojam aplink ir kaip matot išvažiuosim jau iš žiedo šitai. Nu. Ir šitoje vietoje jau remontai baigti. Ir greitų metu jau žiedinė sankryža bus baigta. Kaip matėt, darbai jau beveik yra į pačią pabaigą. Na ir dabar vėlgi turim remontus, mums reikės pervažiuoti kitą pusę, prasileidžiam automobilius, nes mums patiems reikia persirikiuoti, nes pagal ženklą buvo parodyta, kad mes persirikiuojam. Grįžtam atgal į savo kelio pusę. Ir dabar persirikiuojam prie dešiniojo krašto. Na va, dabar leidžiu važiuoti greičiau. Čia, kur kalbėjau, va šita bus reguliuojama sankryža aplinkelis. Įsijungia į Gedimino gatvę. Ir keliaujam toliau. Autobusas įvažiavo maršrutinis, tai mums būtų reikia įleisti, kadangi čia yra stotelė. Dėl pėsčiųjų teks sustoti. Dabar autobusas maršrutinis į stotelę keliauja. Tai mums tikslo persirikiuoti į kitą juostą kol kas nėra. Na va, telpam savo juostoj. Ir vėl su laisvo powerą pririedam, pasiliekam tokį tarpą, kad jeigu jis įjungtų avarinį signalą, važiuoti nebegalėtų, mes jį galėtumėm apvažiuoti neatsitraukdami atgal. Tai reiškia, susukus visą vairą, mes jį apvažiuotumėm. Ir dabar reguliuojamoje sankryžoje suksime į dešinę. Nu, svarbiausiai važiavimų neužstatėm. Ir dabar į dešinę. Sankryžoje suksime į kairę. Pėsčiųjų nebus, niekas nelenkia mūsų. Ir gražiai apsivažiuojam. Dabar sankryžoje suksime į dešinę. Čia labai nedidelė tokia sankryža, visi susimaišo, kieno čia yra pagrindinis, bet ženklas yra, kad pagrindinis. Ir dabar pabandysime apsisukti riboto pločio juostoje, naudojant atbulinį power. Tai pasižiūrime, ar nėra jokių automobilių. Nieko nėra. Galim atlikinėti
apsisukimą. Visuomet įsitikinam, ar nieko nėra. Žiūrim, kiek galim privažiuoti. Nu, vėlgi posūkį. Ir kadangi pavyko tvarkingai visur atsitraukti, užteko vieno atsitraukimo ir dabar į dešinę išvažiuosim. Tai prie stop linijos sustosim. Ir dabar pasižiūrim, ar nieko nėra. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Iš priekio turim automobilį. Ruošiamės pirmą pavarą. Ir gražiai įsukam. Dabar apsivažiuojam kliūtį. Ir dabar sankryžoje suksime į kairę. Čia gana toks sudėtingesnis išvažiavimas, kadangi ir pėsčiuosius pirmiau reikia nusižiūrėti. Turime automobilių, čia nėra iš priekio. Kaip ir mūsų pirmumas būtų, jeigu būtų, nes jie važiuoja iš teritorijos, o sankryža visada turės pirmumą. Bet dėl viso pikto, kaip matėt, saugot vis tiek reikia. Ir į dešinę sankryžoje suksime. Jau matom, jog sustoti mums pavyks tvarkingai, tai per tą mirksintį mes jau net neberizikuojame, kadangi vien kol privažiuosime liniją, jau turėsime draudžiamą. Ir aišku, egzaminuotas tokiu atvejais galėtų jau sustabdyti mus, kad mes važiuojam per draudžiamą. Daugiau nebus, nes ypatingai saugots reikėtų dviratininkų ar tų pačių paspirtukininkų. Na ir dabar pabandysime lygiagrečiai parkuoti automobilį šalia kito automobilio. Tai atstovi automobiliai, kaip tik stovėjimo vietų yra laisvų. Ir arti neprisispaudžiam prie kitų automobilių. Pasiliekam tarpelį. Įsitikinam, ar nieko nėra. Paskutinis automobilis pravažiuos ir iškart galim atlikinėti. 45 laipsnių kampą užsisukame. Tuomet tiesiai ir panašiai apie 40 cm kai liks. Privažiuojam prie pat. Jeigu reikia, galim pakoreguoti, kad būtų gana arti. Na ir dabar turim lygiai grečiai, išsitiesinam ir dar šiek tiek į galą, kad būtų automobilis ten, kur jam priklauso. Nuo priekinio automobilio atrodo gana daug, bet yra ilgos stovėjimo vietos ir jeigu, sakykime, tas automobilis yra labiau prie savo priekinės linijos privažiavęs ir mes atsistosim pagal automobilį gerai, tai mes stovėsim pačiam pratime nelabai gerai. Jeigu linijų nebūtų stovėjimo, tai mes tokiu atveju nuo automobilio tokio didelio tarpo nepaliktume ir privažiuotume arčiau. Tai visuomet reikia atsižvelgti į tai, ar mes statom tarp linijų į stovėjimo vietą, ar mes statom į stovėjimo vietą pagal automobilio eilę, kur nėra stovėjimo vietos sužymėtos. Ir kai baigiam pratimą, visuomet stovėjimo stabdį užtraukiam. Na ir judėsim toliau. Įsitikinam, ar nieko nėra. Ir dažnu atveju duoda sankryžoje sukti į kairę. Ir čia klaida dažniausia būna, kad nepersirikiuoja į kitą eismo juostą, todėl kad pamiršta, jog yra vienpusiam eisme. Kadangi susikaupia į patį parkavimą, išsiblaško ir tuomet pasidirba kritinę klaidą, dėl kurios, aišku, neišlaiko. Na, dabar saulė spigina. Matomumas kartais gali suprastėti dėl šlapios dangos. Tai tokiu atveju nereikėtų skubėti. Sankryžoje suksime į kairę. Tai turim stop ženklą, sustosim.
Ir dabar lėtai, neskubėdami neturim. Ir galim važiuoti. Ir dabar reguliuojamoje sankryžoje suksime į kairę. Ir kaip matom, čia turim ištisinių linijų, tai kol kas nesirikiuojam. Įsitikinam, ar nieko nėra ir per brūkšninę liniją persirikiuojam. Posūkio dar nerodau, kadangi yra įvažiavimas. Ir va dabar nuo pusės įvažiavimo, kad jau nieko nesuklaidinčiau, išlaikome atstumą. Ir dabar, kadangi yra automobiliu įvažiavus ir mirkčia šviesoforas, tai aš prie stop linijos, vadinamosios, privažiuoju, kadangi jos nesimato. Tai man svarbiausia yra nekirsti šviesoforo ar pėsčiųjų perėjos. Tai pasilieku atstumą, kad galėčiau matyti šviesoforą ir nesuvėluočiau, kai užsideg žalias. Matau ir šoninį šviesoforą, kuris jau mirkčioja žalias. Užsidegė geltonas. Na, įsijungia raudonas ir aš neskubėdamas galiu atlikinėti savo veiksmus. Ir kaip sakiau, iškart turiu žalį ir pajudėjau vienas iš pirmųjų kartu su kitais. Pėstieji baigia praeiti, naujų pėsčiųjų nebus. Užbrūkšniuotas plotas, ant kurio sustoti negaliu, tai jau čia pasiplanuoti reikia, kad neužstatyti įvažiavimo. Ir dabar reguliuojamoje sankryžoje mes važiuosime į kairę. Tai iš karto stebiu galą, kas vyksta. Ir kol nieko nėra, atsilieku persirikiavimo veiksmą. Ir toliau vėlgi nuo žymėjimo, ženklinimo horizontalaus įsijungi posūkį ir tekstuoti. Ir dabar žiūriu, kiek šviesoforas dar ilgai veiks, kadangi atvažiuojant jau buvo žalias, kaip automobiliai judės ir planuosiu, ar man verta lysti į sankryžą ir matau iš priekio nedaug yra automobilių, bet aš jau nebelendu, kadangi šviesoforas baigėsi, o dar automobiliai nepabaigė išvažinėti. Ir šone matau, šviesoforas kol kas žalias dega. Užsidegė raudonas, pamažu neskubėdamas galiu ruoštis ir leidžiu pabaigti išvažiuoti tiem automobiliam, kurie buvo įvažiavę žaliam degant. Ir dabar neskubėdamas važiuoju ir matydamas, kad bus tarpas, jau pradedu bėgėtis. Tai va, neskubėjau tam, kad pataikyti į tarpą ir man nereikėtų stovėti. Aišku, galėjau važiuoti greičiau, bet tada aš sankryžos vidury būčiau turėjęs sustoti ir tuomet man būtų reikia iš naujo pajudėti iš stovėjimo vietos. Pėsčiųjų kol kas nėra, kurie galėtų man trukdyti. Na, dabar užsidegė žalias, tai mažino šiek tiek greitį, pavaras. Teks dar mažintis ir vėl važiuoju dabar greičiau, kad kompensuoti tą atsilikimą ir žiūriu, pėsčiųjų nėra. Ten
nėra pėsčiųjų, tai vėlgi neskubu. Pėsčiųjų daugiau nėra. Kas greit važiuoti dar negaliu, tik po to bus 60. Tai čia dažnai viršyje greitį. Va, dabar galiu 60. Ir visuomet laikaus arčiau dešinės. Šiaip mokiniam iškyla klausimus, kiek čia juostų yra. Tai kaip matom, kol kas viena juosta. Ir mes prie vidurio vis tiek nevažiuosim, o laikysimės arčiau dešiniojo krašto. Tai dabar reguliuojamoje sankryžoje suksim į dešinę. Tai liksim vėlgi prie dešinės. Įvažiuodami į naują juostą parodysim posūkį ir tas pats posūkis tinka mūsų sukimui. Tai šiek tiek greitį pasimažinu ir su trečia pavara tikrai normalus sukimas gaunasi. Čia kiti gan bijo sukti su trečia, nors galimybės tikrai leidžia. Ir dabar dar nuvažiuosim į vieną vietą, parodysiu, kartais mėgsta atlikti toje gatvelėje T formos įvažiavimo, kurio dar nepadarėm. Tai mes per sankryžą važiuosime tiesiai. Dabar važiuosime pagrindiniu keliu. Egzaminuotojas gali nieko nesakyti. Tai jeigu važiuosime tiesiai, tai mums reikės prasileisti iš dešinės automobilius. O kadangi patys važiuojame į pagrindiniu keliu, į dešinę, tai tokiu atveju mums nieko prasileisti nereikia. Ir dabar atliksime T formos įvažiavimą. Vingis į dešinę, atbulinė eiga. Jau pravažiuojame gatvelę. Matome šaligatvį, palei kurį teks stumti. Įsitikinam, ar nieko nėra ir pradedam įvažinėti. Netoli šaligatvio. Pasižiūrim, ar niekas neatvažiuoja mums. Ar niekam nesutrukdysim. Jeigu jau būtų automobilis, tai tektų sustoti, jį išleisti ir jeigu, sakykim, tai pratimo pradžia, dažnai būna, kad tenka įvažiuoti ir pakartoti tą įvažiavimą. Ženklą matom, koks yra. Įsistumėm per dviejų automobilių ilgį. Ir matom, pagrindinis į kairę. Tai galėsiu važiuoti pagrindiniu keliu drąsiai, bet su tai išimtim, kad tiesiog reikės pasisaugoti. Jeigu netyčia kažkas mūsų nepamatytų, tektų ir mums reaguoti. Na ir dabar sankryžoje suksime į dešinę. Na ir automobilis gana bus arti, tai nerizikuodami sustosim, praleisim jį ir važiuosim toliau. Dažniausiai į regitrą grįšit su navigacija, kuri jūs parves prie pastato. Ir toliau gausit nurodymus, kad važiuosime į regitros aikštelę.
Tai navigacijų jūs parvedavot prie pastato, esam jau netoli regitros ir sakys, kad jau atvykote į vietą ir egzaminuotojas pasakys, kad važiuojam į regitrą. Tai čia yra įvažiavimas draudžiamas, tai reiškia mes toliau važiuojam pagal ženklą pagrindiniu keliu ir įvažiavimas į regitrą yra ne per tą vadinamą plytą, nes pro ten yra išvažiuojama iš regitros, o grįžtama būtent per čia. Ir įsijungiame antrą pavarą. Tai va, ir įsukę grįžtam atgal va čia į kiemą, kur automobiliai stovi.